Kai išsiaiškinome, kaip sukti atraminę koją, išvesti kelią ir pasukti viršutinę kūno dalį, periname prie kojos ištiesimų. Taigi, išvedėm ir išsitiesia koją. Koja išsilenkia ir grįžta atgal. Per kelią koja turi būti sulenkta, spyrio metu jinai išsitiesia, tada vėl grįžta atgal ir tada statosi ant žemės arba grįžta atgal. Taigi veiksmas toksai lėtai. Ir atgal. Atgal. Atkreipiu dėmesį, kad pirštai ištiesti, spyris atliekamas šią vietą. Tai kalbant kaip batų toje vietoje, kur yra raišteliai. Ir vėliau, sujungus visą šitos veiksmus į vieną visumą, mėginam greitėti. Treniruočių metu spyrius iš karto greitai pradėti nerekomenduojama. Greitėjama palaipsniui. Taigi, galim daryti vieną. Po to šiek tiek greičiau. Ir dar greičiau.